Kaip Eligijus labai teisingai pasakė, šiandien mūsų smegenys kais ir jeigu Kantas yra sudėtingas ir jam reikia skirti laiko ir ašarų šiek tiek, kad būtų galima paliepiai pabandyti išgirsti, tai aš dėja nudžiuginti jūsų negaliu, nes dirbtinis intelektas irgi ne ką paprastesnis. Čia, kai bandome įsigilinti, kas tas dirbtinis intelektas yra, kaip skaitytume Kantą vokiečių kalbą, nemokėdami labai vokiškai. Tai kai mes kalbėjome dėl šių metų pristatymo, pernai metais bandėme susipažinti arba bent jau šiek tiek suprasti, kas yra tas dirbtinis intelektas. Ir kaip Eligijus teisingai sakė, dirbtinio intelekto mūsų laikais dabar šuoliai nėra metais, nėra mėnesiais, bet mes galėtume sakyti, yra dienomis. Ir tai, ką aš kalbėjau pernai, pusė iš to galbūt jau nėra aktualu, nes viskas nuėjo gerokai į priekį. Ir tai, ką aš kalbėsiu šiandien, turbūt nebus aktualu už pusės metų, nes mes būsime nuėję dar toliau. Todėl visas mano kalbėjimas tai yra toksai pabandymas šiek tiek ir savo, ir su jumis pasidalinti įvaizdžiais ir tam tikrais dalykais, kas yra, prie ko mes artinamės ir kas gali būti. Todėl, kaip sakiau pernai metais, išvirti cepelinus nėra lengva ir receptas, kaip išvirti cepelinus, nėra trumpas. Tai mano darbas buvo parašyti cepelinų virimo receptą tokiu paprastumu, kaip tai būtų išvirti kiaušinį. Tai iš esmės tokie truputį nesuderinami dalykai. Dėl to man teko kai kur nukirpti kampus, kai kur šiek tiek išlyginti tas įdaubas tokias labai gilias. Tai bandžiau padaryti, kad tai nebūtų taip sudėtinga ir taip protinga, kad niekas iš mūsų nesuprastume. Bet kartu bandžiau išlaikyti šiek tiek tos mokslinės įtampos, kad tai nebūtų tik tai haha ir hihi, kaip smagu, kad mes čia galime ką nors iš to dirbtinio intelekto išspausti. Tai va, tai tas suktas pavadinimas ar antropocentrizmas turės vietos dirbtinio intelekto amžiuje, įžvalgos iš katalikų perspektyvos. Pirmas dalykas – savokos ir terminai. Kai mes pradedame kalbėti ir kaip Eligijus sakė pastabą, svarbu, kad mes galėtume stovėti ant to pačio pagrindo, kai mes kalbame apie dalykus, kad nebūtum vienam gėlės, kitam arbūzai kokie nors. Tai aš bandau dabar šiek tiek pažiūrėti, ką mes bandome aiškintis ir kur yra mūsų sritis ir kokios yra ribos mūsų aiškinimuose. Tai pirmas žodis antropocentrizmas ateina iš senovės graikų kalbos ir tai yra dviejų pagrindinių žodžių susidūrimas. Tai yra antropos, žmogus, kentron būtų centras. Tai žmogus, kuris atsiduria centre. Ir tas įsmos, tai būtų doktrina arba įsitikinimas. Tai mes kalbame, kad tai yra kažkoks įsitikinimas arba doktrina, kuri žmogų padeda į visako centrą. Ir dabar apibrėžimas, kuris toksai nėra paprastas, nėra suktus. Antropocentrizmas yra pasaulėžiūra arba filosofinė perspektyva, kuri žmonės laiko pagrindiniais arba svarbiausiais visatos subjektais. Tai reiškia, kad pasaulis ir jo ištekliai vertinami pirmiausia pagal žmogaus vertybės ir patirtis. Tai nėra pats sudėtingiausias, tai nėra pats moksliškiausias apibrėžimas, bet jisai mums leidžia suprasti, kad žmogus šitoje idėjoje atsiranda centre. Ir kai žmogus yra centre, tai žmogaus asmuo duoda prasmę arba įprasmina tą santykį su visų jį supančių pasauliu. Dabar, kai mes kalbame apie antropocentrizmą, šiandien mes turime būti vėlgi atsargus, nes galime kalbėti apie tą patį, bet į labai skirtingas lankas nueiti. Į ką turime atkreipti dėmesį? Antropocentrizmo kritikai. Yra daug įvairių filosofinių mokyklų ir judėjimų, kurie šiandien smarkiai kritikuoja antropocentrizmą. Kad žmogaus buvimas visatos centre pridaro tam tikrų bėdų, pridaro tam tikrų problemų. Aš nenoriu gilintis į šitos dalykus, nes mes čia tada koncerto nesulauksime iki vakaro. Bet kokie yra dalykai, ką mes turime žinot, kur vyksta susikirtimai arba diskusijos. Tai aplinkosaugos judėjimas. Vienas iš tų, kurie kritikuoja antropocentrizmą, kad žmogus yra visako viduje. Kitas yra gilioji ekologija.
Trečias yra gyvūnų teisų ir gyvūnų išlaisvinimo judėjimai. Ketvirtas yra ekofeminizmas, yra toks dalykas. Tada yra posthumanizmas ir tada yra animistiniai kultai. Sakau, apie šitos aš nekalbėsiu, nes čia būtų labai plačios diskusijos ir kiekviena iš tų temų arba iš visų tų judėjimų arba pasaulėžiūrų galėtų būti atskirai nagrinėjimas, kur yra teisingas, neteisingas susikirtimo taškai. Kadangi mes bandome išsiaiškinti iš katalikų perspektyvos, tai mūsų matymas būtų biblinis antropocentrizmas. Ir kai kalbame apie biblinį antropocentrizmą, mes randame pačioj švento rašto pradžioj vietą. Tuomet Dievas tarė: padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jie ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinių žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos. Pradžios knygos 1 skyrius 26-27 eilutė. Mes galėtume labai daug ir ilgai kalbėti iš teologinės, biblinės, antropologinės perspektyvos, ką reiškia tas valdykite žemės visą tą kūrinyje. Ir šiandien galėtume lygiai taip pat išgirsti iš kiekvieno prieš tai minėto judėjimo, kad čia yra baisiausi žodžiai, kurie sugriovė visą tvarką ir visus gerus dalykus. Bet bandykime prisiminti vieną dokumentą, kuris neseniai pasirodė, parašė jį popiežius Pranciškus, vadinosi Laudato Si. Tai yra enciklika apie pasaulį, apie ekologiją, apie tuos dalykus, kaip mes teisingai suvokiame. Ir ta žodis valdyk šį pasaulį nereiškia sudirbk ir suvaryk, ir išgręžk, ir išspausk viską, ką gali. Bet valdyti pasaulį, būk administratorius, kuris yra atsakingas ir kuriam vidinis imperatyvas yra svarbiausioje vietoje, kad tu jauti pareigą būti atsakingam, net jeigu tai nėra tai, kas tau labiausiai apsimoka, bet tu turi būti sąžiningas su savimi ir su Dievu, kuris tau šitą užduotį patikėjo. Tai vat, kai mes matome šitą biblinę perspektyvą, kyla klausimas, ar dirbtinis intelektas perims šią žmogui patikėtą užduotį. Ar artėjame prie to, kad dirbtinis intelektas sakys, dabar aš perimu pasaulio valdymą, pasitrauk į šoną, arba gyvenk ir gauk savo bazinį pasaulinį čekį atlyginimą už nieko neveikimą, arba galbūt iš viso padarysiu taip, kad tavęs nebebūtų, nes be žmogaus mažiau problemų. Tai mes šitos klausimus dar kol kas atsakymų neturim, kaip čia viskas bus. Bet ką mes žinome? Dirbtinis intelektas. Kai kuriuose vietose aš jį bandau sutrumpinti lietuviškai DI arba tai, ką mes angliškai žinome, tai yra AI. Dirbtinis intelektas yra technologija, kuri leidžia kompiuteriams ir sistemoms atlikti užduotis, kuriams paprastai reikalingas žmogaus protas. Pavyzdžiui, mokymasis, sprendimų priėmimas ir problemų sprendimas. Ką mes turime suprasti? Dirbtinis intelektas nesėdi mano kompiuteryje arba nesėdi šitame kompiuteryje. Tai nėra vienoje vietoje apčiuopiamas dalykas, kad mes galėtume sakyti kill the switch ir bėda baigėsi. Nes nėra to vieno jungiklio, nes tai yra kompiuterinės sistemos ir jungiklių yra daug. Kitas dalykas, tai yra bendradarbiavimas tarp tų sistemų ir kurios bando paprastai kopijuoti žmogiškai protą ir ką daro. Mokosi, priima sprendimus ir sprendžia problemas. Ką mes šiandien žinome? Dirbtinis intelektas mokosi ir ką žinom šiandien, mokosi tikrai geriau negu mes. Patys protingiausi žmonės jau nebeprilygsta dirbtiniam intelektui, jis yra greitesnis už mus gerokai. Ar jisai gali priimti sprendimus? Atrodo, kad tokią galimybę turi, jeigu mes prie sprendimų priėmimo prileisime. Ir štai čia vienas iš klausimų yra, jeigu mes jį prileisime prie sprendimų priėmimo, tai ar jisai nuo jų atsitrauks? Ar jau ten ir pasiliks? Tai čia, kaip sakant, šitas klausimas yra atviras. Ar sprendžia problemas? Mes su juo susidurėme jau šiandien. Jeigu kada nors skambinate į banką arba telefonų kompaniją ar kur nors kitur, paprastai mes jau šiandien kalbame su dirbtiniu intelektu, kuris apsimeta žmogumi ir mandagiai su mumis kalba, arba kai iššoka toksai langelis
chat. Ir rašau ten, kaip man padaryti tą, ir jisai man sprendžia tuos klausimus. Šiandien mes jau labai dažnai su tuo susidurėme, kad jisai bando išspręsti mūsų problemas. Ir kai mes bandėme išspręsti vieną sunkią telefono problemą ir kai kalbėjome su tuo, šiandien dar suveikia būdas, kaip galima jį apgauti. Pirmus kelis klausimus užduodate, jis sako, ar tas, ar anas, ir po to sakote, jis sako, nesupratau, prašau pakalto klausimą. Tada dar kartą. Ir po trečio arba ketvirto karto dirbtinis intelektas supranta, kad jisai dar nesupranta, apie ką kalba ir sako, geriau aš perduosiu šitą klausimą gyvam žmogui, konsultantui. Tai tokiu būdu jūs galite laimėti 15 minučių pokalbio su robotu, kuris bando išsiaiškinti jūsų nestandartinę bėdą, kurią bandote išspręsti. Bet dažnai gali išspręsti daug kitų bėdų, kurios yra labiau standartinės. Dabar čia yra nuotrauka, kaip atrodo tas dirbtinis intelektas. Jeigu ant mano pulto ir ant stalo yra 2 kompiuteriai, tai įsivaizduokite, čia kiekvienas blokas tai yra toksai galingas, gal 100 kartų galingesnis kompiuteris, kiekvienas iš jų. Tai ta spinta čia turi daug tų kompiuterių, čia yra daug spintų, o tokių pastatų visame pasaulyje yra begalės. Tai vadinasi data centers. Šitie pastatai turi tų kompiuterių galybės, kurie sugeba būti gerokai protingesni už žmogų. Ir čia, pavyzdžiui, kai mes kur nors parašome ir paklausome, kaip man išspręsti savo užblokuotą banko kortelę, sprendimas priimamas kažkur šitoje vietoje, vienoje arba kitoje pasaulio pusėje. Tai vat čia dėl to, kai kalbame apie tą dirbtinį intelektą, kur jis gyvena, tai gyvena jisai va tokiuose fermose, galėtume sakyti, kur yra kompiuterių masės. Dabar toliau, ką daro dirbtinis intelektas? Dirbtinio intelekto sistemos veikia jungdamos didelius informacijos blokus, taikant inteligentiškus, interaktyvius algoritminius procesus ir taip mokosi iš informacijos dėsningumų bei savybių, kurie yra analizuojami. Štai čia jau artėjame prie Kanto sudėtingumo. Bet kad būtų paprasčiau, aš noriu parodyti vieną pavyzdį, kur mes galėtume suprasti. Štai čia yra Microsoft'o vienas iš tų kompiuterinių centrų, kurį galima padėti. Microsoft'as sugalvojo, padėsime jį po vandeniu. Tai yra po vandeniu laikomas dalykas. Kodėl? Paprasčiau yra aušinti, kaip žinote, visi kompiuteriai mūsų kaista. O kai tų kompiuterių pajėgumai yra 1000 kartų didesni negu mano, tai ir šilumos išsiskiria gerokai daugiau. Todėl laikyti jį kur nors po vandeniu yra naudinga. Kitas dalykas, jeigu tu laikai toli po vandeniu, tu atsiduri offshore, tai tavo duomenų bazės centras yra įtakojamas žymiai mažiau visokių valstybinių įstatymų. Ir kažkas gali sakyti, čia yra už valstybės ribų, todėl neknyskite mums proto, mes ten saugosim, ką norėsime, tą ir darysime. Tai technologijos šiandien leidžia, kad tas atsidurtų ne vienoje vietoje, bet po vandeniu ir tokiu būdu sprendžia. Arba atsiranda ant didžiulio laivo. Štai va čia yra tie didžiuliai konteineriai, kuriuose yra sudėti irgi tie, sakykime, kompiuteriniai procesoriai, kurie visą tą mąstymą atlieka. Jeigu kilo kažkokia bėda, jį galima visada perstatyti į kitą vietą, reikia tik tai prijungti elektrą. Ir jos reikia nemažai, bet aušinimas jau gali būti iš vandens paimtas, kad tas galėtų veikti. Tai matote, mes galėtume sakyti, kada šaltame kare pasidarė pavojingas lūžis, kai mes kalbame apie pavojingumą ir kažkokį dalyką. Kai branduoliniai ginklai pradėjo būti mobilus, juos galima buvo pervežti iš vienos vietos į kitą. Kai kurie sako, vėlgi, tai nėra galutinis sprendimas, bet kai kurie sako, kad būtų galima apsaugoti dirbtinio intelekto funkcionalumą, jis turi būti mobilus. Prasidėjo koks nors neramumas vienoje vietoje, tu jį gali perdėti kažkur į kitą vietą ir tokiu būdu išsaugoti tą funkcionalumą. Bet čia yra vieni, kurie tą sako, kiti sako, galbūt čia dėl praktinių patogumų, kad būtų galima aušinimą ir tiesiog vietą patogią turėti, kur tas būtų ant vandens. Bet tai vat galėtume sakyti, štai čia kabutėse gyvena dirbtinis intelektas. Tai irgi yra vienas iš įvaizdžių, kuris yra sukurtas dirbtinio intelekto. Tai nėra žmogaus darytas dalykas, tai jau yra kompiuterio sukurtas, sakykime, akies įvaizdis. Dirbtinio intelekto amžius, nes ten buvo mūsų temoje
to dirbtinio intelekto amžiuje ar lieka dar žmogui vietos. Kas tas dirbtinio intelekto amžius? Tai yra laikotarpis, kai dirbtinis intelektas tampa esminė technologinė jėga, turinčia didelį poveikį mūsų ekonomikai ir kasdieniam gyvenimui. Tai apima pažangų dirbtinio intelekto naudojimą ir integraciją įvairiose srityse. Tai maždaug gyvename dabar, šitame amžiuje. Dar vienas dalykas, visi šitie apibrėžimai nėra paimti iš žodyno, bet yra paklausti dirbtinio intelekto ir čia jisai viską tą surašė. Tai tas palengvina darbą, kai mes jau turime protingą kūrinį, kuriam galima užduoti klausimą ir jisai gali pakankamai protingai atsakyti ir jau net lietuviškai. Prieš metus laiko dar taip gerai nebuvo, bet jau dabar yra visai gerai. Dabar, kuom remiasi dirbtinio intelekto visas darbas? Tai jeigu mes pamatytume tą visą super sudėtingą dalyką, apačioje, kaip kalbėjome apie, ar yra protonai, neutronai, elektronai, ar čia yra tikrovė ar fantazija, tai mes galėtume sakyti, dirbtinio intelekto tie pamatinės ląstelės, tai yra algoritmai. Ir tuo algoritmo pagrindu veikia visa šita sistema. Dabar, kas yra tas algoritmas? Aš paimu vieną paprastą. Čia būtų pradžia, klausimo pradžia. Ir klausimas yra, ar tu dirbi, do you work within walking distance from home? Ar netoli nuo darbo gyveni? Ir sprendimai yra kokie? Jeigu taip, va štai čia yra tas, jeigu aš gyvenu netoli darbo, eik į darbą. Klausimas išspręstas. Jeigu ne, ar turi mašiną? Jeigu turi, vairuok. Ir klausimas išspręstas. Jeigu mašinos neturi, tai naudokis visuomeniniu transportu. Klausimas išspręstas. Štai tokiu būdu yra algoritmas. Jeigu tas, vadinasi sprendimas toks. Jeigu tas, vadinasi tos. Jeigu ne tas, tada žiūrim kažką trečio. Tai čia labai paprastas algoritmas. Informacijos arba duomenų apdorojimo taisyklė. Ir tai būtų taisyklė, kuri galiotų įvairiems klausimams. Ar tokia, ar kita schema, bet loginis tas mūsų mąstymas, jisai ateina iš labai logikos basics, kaip tas visas sprendžiasi. Informacijos duomenų apdorojimo taisyklė. Tai taisyklių rinkinys, kurio naudojama, kaip iš vienų duomenų gauti kitus. Pavyzdžiui, duomenys kokie buvo. Reikėjo išsiaiškinti, ar gyveni toli nuo darbo ar ne, ar turi mašiną. Ir jeigu vienas tai taip, jeigu kitas tai taip. Štai tokie buvo klausimai. Gyvenu netoli, turiu mašiną, vadinasi vis tiek eik, gyvenu toli, mašinos neturiu, važiuok su autobusu, gyvenu toli, turiu mašiną, važiuok su mašina. Štai tokie klausimai atsakymai. Bet viskas gerokai sudėtingiau. Dirbtinis neuronas. Mūsų smegenis ir kaip mūsų visi, sakykime, nervinė sistema yra sudaryta iš neuronų. Tai yra biologinių neuronų abstrakcija. Kažkas jo pagrindų padaryta, bet tai nėra tas pagrindinis dirbtinių neuroninių tinklų komponentas. Štai toks dalykas gyvena mūsų kūne. Jų yra bilijonai, milijardai. Jie surenka informaciją, pavyzdžiui, iš mūsų piršto galiuko, jeigu prisiliečiam prie karšto puodo, kas pasidaro. Aš netyčia prisiliečiau prie karšto puodo, visa mano ranka pajudėjo ir dar gal ir kojos pašoko. Štai šitie galiukai pajuto, kad yra labai karšta. Šitoje vietoje priimtas buvo sprendimas trauk leteną, nes baigsis blogai. Ir informacija nuėjo į raumenis. Pati ranka nepasitrauks, turi raumenis susitraukt. Ir pajudino 100 000 tokių neuronų. Ir žmogus greitai pajudėjo prieš suprasdamas, kas čia pasidarė. Tai taip veikia mūsų smegenų veikla ir mūsų visa nervų sistema. Pagal ją žmonės sugalvojo, padarome tokį elektroninį dalyką. Štai yra šitie jaustuvai. Čia yra tas X1, X2, X3 inputs. Čia yra svarba. Piršto išgelbėjimas yra mažiau svarbus negu galvos išgelbėjimas. O rankos išgelbėjimas yra svarbesnis negu plauko išgelbėjimas. Tai reikia vėlgi žiūrėti, ką mes gelbėjom pirmiausia. Todėl čia yra tie vadinami weights. Kas svarbiau? Čia dar gali būti šališkumas.
Gal man puodas baisiai patinka, aš noriu jį pavogti, tai karštas, bet aš jau čiumpu, žinodamas, kad bus gera vagystė ir nepaleisiu aš jo taip paprastai. Arba jeigu žmogus nenori paleisti kokio skęstančio dalyko, sakau, skęsiu su juo, nes taip myliu tą daiktą. Tai čia tas bias yra, kuris įtakoja mano sprendimą. Ir galiausiai priimamas sprendimas ir kažkoks sprendimas yra priimtas. Štai taip veikia dirbtinis intelektas tokiais dalykais. Dabar aš turiu tokį padidintą šiek tiek vaizdą, tą patį, ką rodžiau. Tai yra pirma informacija, antra informacija, trečia informacija, jų gali būti daug čia visų tų informacijų. Tada čia yra kiekvienos informacijos svarba, ne visos informacijos yra vienodai svarbios, kitos mažiau, kitos svarbesnės. Čia yra šališkumas, čia yra tas susumuojamos visos tos vertybės. Tada čia yra aktyvacijos funkcija. Kai kurie sprendimai labai svarbus yra, kai kurie nelabai svarbus. Pavyzdžiui, vienam pončką suvalgyti su kava yra svarbiausias gyvenimo dalykas, o kitas sakys, man tas mažai svarbu. Tai va šitas sprendimas čia irgi yra svarbus ir galiausiai kokia yra išvada. Tai yra labai supaprastintas ir ne visiškai tikslus, bet truputį mums pristatantis suvokimą, kaip galvoja kabutėse dirbtinis intelektas. Cepelinai. Pavyzdžiui, mes galvojame apie cepelinus. Tik ne penktadienį, bet kokią kitą dieną, nes jau į vakarą penktadienį nelabai sveika. Kompiuteriniai kalboje yra viskas paprastai. Nuliai ir vienetai. Tai mūsų klausimas yra toks. Jeigu yra vienetas, vadinasi, jeigu mūsų rezultatas čia bus vienetas, vadinasi, mes virsime. Jeigu nulis, vadinasi, nevirsime. Bet kaip mes prieisime išvados, ką mes darysime? Reikia žinot, kokios aplinkybės. Pirmas faktorius X1. Alkis. Jeigu alkis yra pakenčiamas, aš nebūtinai virsiu cepelinus, nes galiu apsieiti su ko nors paprastesniu. Vadinasi, sprendimas būtų nulis. Nevirsiu, jeigu nebaisiai alkanas. Bet jeigu kažkas sako, aš mirštu iš bado, alkis yra didelis, tada aš to cepeliną vis dėlto virsiu. Čia yra mūsų tas pirmas sprendimas. Bet ne viskas taip paprasta. Dabar mums reikia išsiaiškinti daugiau dalykų. Motyvacija. Ar norės žmogus virtuviai praleisti pusę dienos virdamas tos cepelinus? Jeigu motyvacija yra, tai turbūt aš tą cepeliną virsiu ir pusę dienos praleisiu virtuviai. Bet jeigu mano motyvacija yra silpna arba jos visai nėra, tai tikriausiai mano idėja apie cepelinus bus palaidota jos gimimo pradžioje. Štai mūsų antras X2. Vat šitas faktorius irgi yra svarbus, ne tik alkis, bet ir motyvacija. Šalia alkio ir motyvacijos yra dar vienas svarbus dalykas. Koks? Laikas, produktai. Bet šiuo atveju produktai. Mes turime būti žmonės, kurie yra taupus. Mes patikriname, ką mes turime šaldytuve iš vakar. Vakarykščiai kotletai. Ar mes juos suvalgėm ar ne? Jeigu mes vakarykščius kotletus suvalgėme, tai jau vadinasi, cepelinus darysim tikriausiai. Bet jeigu šaldytuve randame, kad yra dar kotletukų likusių, tai gaminti cepelinus būtų neišmintinga ir išlaidu. Tai vadinasi, cepelinų mes negaminsime. Ar kol kas visi esate su manimi? Gerai. Taip, dabar mes turime dar kai ką nuspręsti, nes tai ne viskas, nebūtų taip paprastai. Žiūrime kol kas, ką mes gauname. Mūsų X1 yra nulis. Vadinasi, mes nesame baisiai alkani. Čia darau prielaidą, kad pavyzdžiui taip yra, kad mes tiesiog turėtume sprendimą. X2 yra 1. Motyvacija yra. Nesu labai alkanas, bet noriu tų cepelinų. Ir 3. Vakarykščiai kotletai liko. Vakarykščių kotletų. Tai vadinasi, nesu labai alkanas, bet labai noriu išvirti cepelinų, bet turiu kotletų iš vakar. Kaip? Tai turbūt Kanto teorija sakytų, kad kotletų liko tiek, kad kompanijai irgi užteks. Tai va, tai darom prielaidą, kad kotletų liko daugiau. Žiūrėkite, kol kas mes turime va štai tokius sprendimus, kad alkis mano pakenčiamas, motyvacijos turiu daug, bet ir kotletų šaldytuve irgi liko. Dabar turim nuspręsti, kas svarbiau, nes
kol kas šitie 3 dalykai yra vienodos svarbos, bet dabar mes galim sakyti, man kažkas mažiau, kažkas labiau svarbu. Svarbos lygis. Ir mes jį matuosime nuo 1 iki 5. Jeigu yra 1, vadinasi, man tas yra labai nesvarbu, jeigu 5, man tas yra labai svarbu. Tai dabar mes turime pagalvoti, va štai šitie yra weights, va čia, kokia kiekvieno to daikto svarba. Alkis 3, plius minus, per vidurį. Motyvacija yra, bet gal ne pati svarbiausia, tai sakykime, mes jai parašome 2. Šitie skaičiai gali būti keistis, aš juos tiesiog kaip pavyzdį imu, galvodamas apie kokį nors žmogų X, kaip jisai jaučiasi. Ir trečias dalykas yra vakarykščiai kotletai. Aš dėl maisto pergyvenu, kad neįkvočiau, tai man ta motyvacija jau labai svarbi yra, kad nepagamink per daug maisto, būk taupus. Gal iš Suvalkijos žmogus yra, tai galvoja taupiai, kaip neišnaudot per daug dalykų. Štai, žiūrėkite, kaip mes jau dabar sukomplikuojame visą šitą reikalą, kiek čia atsiranda dėl kokio nors pavalgymo. Dabar bandome žiūrėti, kas toliau. Sprendimo riba. Kartais mes priimame sprendimą iš karto, kartais sakom, čia reikia pagalvoti. Pavyzdžiui, sekmadienį pamiegoti ilgai, sakysime, čia labai svarbu. Bet kai mišios ryte yra, tai tada, gal atsikelsiu, gal neatsikelsiu, čia reikia, kad Dievas perkūnų iš dangaus pagriaudytų, kad eičiau sekmadienio anksti ryte į bažnyčią. Tai štai mūsų motyvacijos irgi gali skirtis. Tai sakykime, kad mūsų tariama sprendimo riba yra 3. Tai va, kol kas viskas esat su manim. Taip, gerai. Tada žiūrim toliau. Mūsų matematikos skaičiavimas dabar. 0 iš 1 dauginamas iš motyvacijos alkis, 0 padauginti iš 3 yra 0. Tada antras, motyvacija yra 1 dauginam iš 2 yra 2. Tada trečias, vakarykščiai kotletai guli šaldytuve, tas mums yra. Ir ta motyvacija labai didelė, bet vakarykščiai kotletai guli šaldytuve. Vadinasi, nėra reikalo gaminti cepelinus. Vėl gaunasi 0. Ir iš šito skaičiaus, kuris gaunasi 0, 2, 0, tai 2 vadinasi, mes gauname, atimame sprendimo ribą. Atimame skaičių 3. Ir mums gaunasi -1. -1 yra mažiau negu 1. Nes ne visada mes pataikysim 0,1, bet tai yra mažiau negu -1. Ir vadinasi, ko gero, pagal šitą mūsų modelį mes cepelinų negaminsim. Tai aš manyčiau, kad jeigu kotletai nebuvo skanus ir ta situacija pasikartos, tai sprendimo riba galės būti, pavyzdžiui, tik 1, kad arba bus, kad mes gaminsime, arba motyvacija cepelinams čia kažkur pasikeis turbūt faktoriai. Kaip? Tada darysim. Tai sakau, tai mes galėtume šitos skaičius pakeisti ir gauti rezultatą, kad darysime. Bet aš rodau čia truputį supaprastintų būdu, kad mes galėtume suprasti, kaip kompiuteris galvoja. Ir žiūrėkite, šitas čia yra vienas mūsų algoritmas apie cepelinus. Dabar, ne viskas taip paprasta. Kol kas taip. Bet dabar žiūrėkite, dalykas vadinasi tas Deep Neural Network. Va šitas vienas mėlynas burbuliukas, tai buvo mūsų atliktas sprendimas. Bet šitokių sprendimų vienu metu kompiuteris arba dirbtinis intelektas svarsto 1000 tuos inputs. Pavyzdžiui, žmogaus veido analizė. Ar tu esi laimingas ar nesilaimingas. Jeigu turite naują iPhone, jis jūsų veidą atpažįsta. Net su akiniais ir net naktį. Ir tokių, kaip mes sprendėme, vienu metu sprendžiasi 1000. Ir tada iš to sprendimo atsiranda nauji 1000 ir 10 000. Ir va tas vadinasi vidinis gilusis sluoksnių rinkinys. Tai va šitoj vietoj, tai, ką mes bandėme dabar pasižiūrėti, dauginasi iš milijonų kartų. Ir kompiuteris vienu metu priima milijonus sprendimų, tokių mažų elementų, žymiai sudėtingesniai tikroviai. Ir tai, ką pavyzdžiui šiandien mokslininkai sako, bandė išmokyti dirbtinį intelektą, kad jisai veiktų taip, kaip žmogaus smegenis. Ir šiandien mokslininkai suprato, kad jie norėjo priversti dirbtinį intelektą kopijuoti žmogaus mąstymą,
O šiandien mes jau žinome, kad šitoj vietoj čia kompiuteris pradėjo galvoti kitaip negu žmogus ir pradėjo galvoti geriau negu žmogus. Tai yra ten vykstantis procesai pasidarė tokie, kad kompiuteris pradėjo mokytis iš savo klaidų ir iš savo netobulumų ir jisai mokosi, kaip padaryti geriau. Todėl jau šiandien geras programuotojas, kuris parašo programą, kodą taip vadinamą, ir jisai turi pavyzdžiui 20 eilučių. Jisai įdeda į dirbtinį intelektą ir sako, ar tu gali jį patobulinti. Ir dirbtinis intelektas jį sutrumpina iki 10 eilučių, palikdamas visas tas funkcijas. Tai yra efektyvumas pranoksta žmogų. Šiandien Wall Street brokeris bando nuspėti, kaip akcijos eis viršų ar į apačią. Jisai skaito visus žurnalus ir visus laikraščius, kas darosi rinkose. Ir jisai įvertina 100 parametrų. Dirbtinio intelekto investavimo programa įvertina 10 000 parametrų. Vadinasi, nuspėjamumo tikimybė yra žymiai didesnė. Šiandien geras daktaras per savo medicinos karjerą peržiūrėjo 20 000 MRI skanų ir jisai moka pamatyti, kokios lygos ateina. Šiandien dirbtinis intelektas išanalizavo 1,5 milijono MRI skanų. Vadinasi, jisai pamatė žymiai daugiau negu bet koks daktaras per visą savo gyvenimą. Ir šiandien mes matome, kad dirbtinis intelektas gali pamatyti ligas, kurių daktaras nepamato ir gerokai anksčiau, negu kad pamato žmogus. Tai dėl šitos priežasties mes matome, kad pajėgumai, tai, ką mes čia bandėme padaryti, kas darosi va štai čia, eina taip toli ir taip greitai, kad mes jau iki galo nežinome, kaip tie dalykai vyksta. Mes įdedame, ką mes norime įdėti, mes gauname gerus ir teisingus atsakymus, bet kaip prieinamas sprendimas čia, tai jau nėra žmogaus mąstymo atkartojimas, tai yra kompiuterinis, originalus, unikalus mąstymas, kurio mes jau ne visai matome šituose giluminiuose sluoksniuose. Ar jūs dar kartu esate? Gerai. Dabar kaip mąsto dirbtinis intelektas? Dabar vėlgi, norint suprasti, kaip jisai mąsto, mes neįlysime intelekto galvą, bet mes norim pamatyti tam tikrą modelį, kaip viskas vyksta. Žiūrėkite, pabandykime būti intelekto dirbtinio vietoje. Turime šaldytuve likusių ryžių iš vakar. Galėtume sakyti, atsidarau šaldytuvą, matau, yra ryžių. Galiu pasišildyti ryžius, bet tai nebus labai skanu. Pradedu dairytis kažko dar daugiau, kas yra šaldytuve. Randu kažkokio, sakykime, baziliko. Galvoju, pašildyti ryžiai, šiek tiek to baziliko užbarstysiu, koks kvapas bus šiek tiek, bet nelabai kažkas ypatingo. Krapštausi dar, randu grybų. Ryžiai, grybai, baziliko šiek tiek yra, ką šeimininkai ir šeimininkės galvotų, ką būtų galima padaryti. Svogūnų kol kas neturim, bet jau tą pusę. Aš sakyčiau, koks rizoto su grybais galėtų būti turbūt galimybė. Sviesto, rasime, prikrapštysime kažkur sviesto. Žiūrėkite, mūsų mintis, mes jau pradedam analizuoti, kas čia galėtų gautis. Galėtų gautis koks nors grybų rizoto. Žiūrim toliau, krapštum šaldytuvą. Atsiranda mums dar krevečių. Grybai su krevetėm rizoto gali būti toksai unikalus, gal ne kokį nors receptą, bet sakysiu, aš savo rizoto sukursiu, kol bus ir grybai, ir šrimps. Visai bus toks originalus, bet valgomas skonis. Tada pradedu žiūrėti, ką aš dar turiu. Radau džiovintų pomidorų. Galvoju, gal tau džiovintų pomidorų į tą rizotą įdėt. Bus dar toks unikalesnis skonis, grybai, pomidorai, šrimps, prieskoniai, kažkas darosi įdomesnio. Žiūrėkit, kaip mūsų mąstymas, kaip mūsų sprendimas modifikuojasi pagal tai, ką mes matome. Ir galiausiai mes randame, kad dar yra trintų pomidorų. Čia jokios reklamos nėra, visiškai atsitiktinai, aš tiesiog paėmiau, kas buvo. Ir tada galvoju, jeigu aš tų pomidorų dar įdėsiu tą rizotą, tai bus jau toksai kaip ir kažkoks pomidorinis rizoto, bet bus tokia košė gausis, gal ir visai valgoma košė ir nesispjaudysim, kad vakarykščiai ryžiai nėra skanus. Bet pasikrapščiau savo spinteliai ir aš radau dar sultinio.
Ir ko gero, kas ragavote vakar vakarienės sriubą, aš galvoju, kodėlgi aš negaliu kažko panašaus padaryti. Aš įpilsiu sultinio visą šitą rizoto košę ir gausis skani tiršta sriuba. Ar toks receptas yra mūsų receptų knygoje? Ne. Ar šitie komponentai susikirs taip, kaip vandenį su alyva maišytume? Turėtų būti skanu. Iš kur mes tą žinome? Iš patirties. O ta patirtis ateina iš to, kad mes tuos produktus ne vieną kartą esame naudoję įvairiuose patiekaluose ir atsiranda mūsų galvoj žinojimas, kuris nėra surašytas receptų knygos pamatų, bet mes galėtume sakyti, turime nuojautą arba žinojimą. Tai štai kaip veikia dirbtinis intelektas. Jisai nėra kaip stora receptų knyga, kur atsiverti žiūri, aha, jeigu tai vadinasi toks rizoto, jeigu taip kažkoks kitas. Dirbtinis intelektas masto originaliai. Jisai surenka visas patirtis. Ir tos patirtis sėdi tose dideliuose fermose tų kompiuterių ir kai kažkas kažko paklausia, jisai sako, tokie gali būti sprendimai. Tik vėlgi 100 000 milijoną kartų sudėtingesni, negu kad, pavyzdžiui, mūsų vakarienė iš šaldytuve ir spintelėje rastų dalykų. Bet dirbtinis intelektas masto ne kaip atrasti receptą, kuris jau yra, bet jisai sugalvoja, kaip galima padaryti gerai. Šitas dirbtinis intelektas perskaitė milijonus tomų knygų informacijos, kuri yra visuose prieinamuose šaltiniuose. Ir tikriausiai kokiame tūkstantyje knygų rado žmonių, pavyzdžiui, komentarus. Man labai patiko, kai aš sumaišiau ryžius su baziliku ir man labai patiko tą, jisai suvedavo to algoritminių pagrindų galus ir sako, remiantis 5000 žmonių patirtimi, aš matau, kad tie produktai vienas su kitu nesikirto, vienas su kitu nesikirto, vienas su kitu nesikirto, vadinasi, darau prielaidą, kad tas turbūt bus gerai, nes kažkur tą buvau perskaitęs. Tai vat tokiu būdu jisai mokosi. Ir jeigu aš kažkur parašysiu ir sakysiu, kaip neskanu buvo tas dalykas, jisai tą irgi perskaitys, sakys, aš pasimokiau iš to, ką žmonės patyrė. Tai vat jo tas galingas mokymasis. Gerai. Dabar mes turime eiti prie vėlgi solidžių dalykų. Bažnyčios iniciatyva naujos dirbtinio intelekto tikrovės akivaizdoje. Kaip sako, visi šitie dalykai vyksta čia ir dabar. Tai nėra prieš 10 metų, tai nėra prieš 5 metus. Pradžia prasidėjo 1955 metais, kai pirmą kartą pradėjo kalbėti, kad toks dalykas kaip dirbtinis intelektas galėtų būti. Bet tada dar nebuvo įsivaizduojama, kaip tai bus. Ir kitas labai svarbus dalykas, prieš tiek laiko tokio didžio protingas telefonas neegzistavo. Tai, kad būtų galingumai kaip šito telefono, turbūt kompiuteris būtų buvęs kaip šitos visos mūsų patalpos dydžio. Todėl tos galimybės mąstyti buvo žymiai mažesnis. Ir kai pažanga atėjo su tais procesoriais, kuriuos mes turime šiandien, tai dėl to atsirado tos naujos galimybės. Ir kai visas šitas keičiasi taip dinamiškai, visas pasaulis klausia, kas bus. Kai jūs atsidarote internetą, jūs pasižiūrite žmonių spėjimus, visi turi kažkokią versiją, bet jos būna labai priešingos. Vieni sako bus taip, kiti sako bus taip, treti sako bus taip ir niekas iki galo nežino, kaip bus. Kai yra šita nežinia, bažnyčia galvoja, ką mes galime pasiūlyti ir apie ką mes galime kalbėti šitoj naujos tikrovės akivaizdoj. Popiežiškoji gyvybės akademija ir arkivyskupas Vincenzo Palija. Popiežius kreipėsi į popiežišką gyvybės akademiją, kurios vadovas yra arkivyskupas, kreipėsi į vienuolį pranciškoną Paulio Bonatti, kuris yra ekspertas popiežiaus paskirtas, ir sako, ką mes galime pasakyti apie dirbtinį intelektą ir kaip tai yra susiję su moralės, žmogaus gyvenimo ir kitais klausimais. Ir iniciatyva ateina iš popiežiaus, kuris kreipiasi į gyvybės akademiją ir sako, mes turime pagalvoti, ką mes galime pasakyti apie naują tikrovę, prie kurios akivaizdoje mes esame. Ir atsiranda dokumentas, kuris vadinasi Rome Call for AI Ethics. Tai yra dokumentas, kuris buvo pasirašytas 2020 m. vasario 28 d.
2020 metais dar nebuvo jokia valstybė ir jokia organizacija paruošusi jokio įstatymo arba dokumento, kuris ką nors kalbėtų apie dirbtinio intelekto teisinį statusą. Tai, kas yra įdomu, šiuo atveju bažnyčia, popiežius ir ta Popiežiškoji gyvybės akademija pirmą sako, mes turime pakalbėti apie gairės. Kad mes galime padaryti, tai taip, bet kuo mes vadovausimės darydami tuos dalykus? Ar tai bus Frankensteinas, kurį mes sukursime ir nuo kurio po to bėgsime, kaip Terminatorius 1 filme, kai lakstė tie robotai ir gaudė žmonės, ar vis dėlto mes turėsime kažkokį atsakingą viziją, kaip mes šitą galingą įrankį naudosime. Kas pasirašo šitą dokumentą? Tai pasirašo Popiežiškoji gyvybės akademija, tai yra bažnyčia, jos vardu pasirašo tą dokumentą. Kartu buvo pakviestas Microsoft. Ir Microsoft buvo irgi toje pirmoje grupėje, kuris sako, mes irgi esame už tai, kad būtų gairės, kaip mes tuos dalykus dėliojame, kaip būtų moraliai atsakingas sprendimas ir galingą dalyką sukuriam, kad jisai būtų nepavojingas žmogui, bet tarnautų mums kaip visuomeniai. Prisijungia IBM. Prisijungia Food and Agriculture Organization, tai iš jungtinių tautų, kurie dalyvauja ir sako, mes turime pagalvoti, kaip dirbtinis intelektas gali padėti kovoti su badu, su maisto paskirstimu ir kitais dalykais. Ir Italijos inovacijų ministerija. Kadangi vyko reikalas visas Vatikane, tai Italija visai šalia, tai italų valdžia irgi sako, mums tas irgi labai svarbu. Tai tas įvyko 2020 metų. Tai dar pirmiau, negu kažkokie buvo sprendimai priimti ES mastu arba Jungtinių Amerikos valstijų mastu, tai vienas iš tokių pirmųjų, sakykime, visiškai dalykų. Ir kai tas dokumentas buvo pasirašytas, tai atsirado pretekstas arba atsirado kažkokie, sakykime, pasiūlymai, kas yra svarbu, kai mes kūrėme tuos visus dirbtinio intelekto modelius, kai mes kūrėme tos kalbos modelius ir visus kitus dalykus, kad kažkokios vertybės turėtų būti turimos omenyje, negamint tiesiog, kad galim pagaminti. Kitos religinės grupės. Čia šiuo atveju mes matome, kad dalyvavo high-tech firmos ir katalikai. Kitos religinės grupės, pirmiausia, galėtume sakyti monoteistinės. Jos sako, ir jiems klausimas, ar jūs esate šitame reikale ar ne, ką jūs galvojate? Ir štai, čia yra 3 atstovai, vienas iš jų tai yra tas minėtas arkivyskupas ir yra musulmonas ir žydas. Ir tai yra abraomiškų religijų atstovai. Tai yra islamo, tai yra žydų ir krikščionių, galėtume sakyti, atstovaujama to arkivyskupo, pasirašomas tas dokumentas 23 metų vasario 10 dieną, kad mums visiems, kurie išpažįstame vieną Dievą, tas yra svarbu. Bet yra religijų, kurios išpažįsta ne tik vieną Dievą, nes pasaulyje yra daug įvairių religinių judėjimų. Ir tas vyko pasirašymas pirmiau. Tada šita idėja yra vežama į Aziją ir važiuoja į Japoniją ir galvoja, kai mes kalbame apie dirbtinio intelekto galimybes ir pavojus, gera vieta pagalvoti, kad žmogus gali sukurti technologiją, kuri gali atsigręžti prieš patį žmogų, tai yra branduolinis ginklas. Ir Hirošimoje yra gera vieta prisiminti, kaip mes galime padaryti galą patį savo beveik. Todėl taikos etika yra pasirašomas dokumentas Hirošimoje 24 metų Liepos 10 dieną, visai neseniai, kur dalyvauja 150 dalyvių iš įvairių Azijos ir Rytų Azijos religijų ir valstybių atstovai. Tai ten buvo ir Japonijos, Pietų Korėjos, atvažiavo iš artimų rytų atstovai, kurie irgi sako, mes irgi norime dalyvauti šitoje vizijoje, kad dirbtiniam intelektui sukurti kažkokias moralinės gairės, kas būtų svarbu, kad tai neatsigręžtų prieš patį žmogų. Ir štai čia yra Hirošimoje daryta nuotrauka tų pagrindinių dalyvių, kurie pasirašinėjo. Tokiu būdu mes matome, kad ta idėja yra užkrečiama gerąja prasme, kad vis dėlto ne tik gamint dėl gaminimo, bet ir kad tai būtų kažkoks vertybinis pagrindas tame. Vėlgi, kai mes kalbame apie šitos dalykus, reikia pasakyti, kad ne visi tame dalyvauja. Yra gerokai daugiau organizacijų, tai galėtume sakyti Amazon, Google, tai galėtų būti tas pats OpenAI, kurio mes čia nematome. Tai nėra, kad visi šoko ir sako, mes irgi čia esame ir mes esame kartu.
Tai šita iniciatyva yra graži, bet kaip visada bus klausimas maksimalus pelnas ir daryk, ką gali, ar, kaip sakytume, tas vidinis imperatyvas daryk tai, kas yra teisinga ir gera. Tai šita kova, jinai šiandien vyksta lygiai taip pat, kur mes neturime galutinio atsakymo, kaip viskas bus, ir mes matome, kad žmonės irgi turi ypatingai skirtingų vertybių ir matymų, kaip tą dalyką galima išnaudoti. Bet matome, kad ta iniciatyva, kuri atėjo 20 metais, jinai užkabina pasaulį ir daug žmonių sako, tai yra svarbu, kad ne tik ką mes galim pagaminti, bet svarbu, kad tai, ką mes pagaminame, būtų gera visose gamybos etapuose ir procesuose ir neatsigręžtų prieš patį žmogų. Dabar Rome Call for AI Ethics principai. Kokie buvo principai, kurie buvo suformuoti? Aš pabandžiau pirmą įvertinti principus globaliai paimdamas ir po to parodysiu, kokie buvo principai jau tame pačiame dokumente. Tai čia šiek tiek bus kartojamosi, bet įdedu tiesiog, kad mes pasvarstytume chronologiškai ir po to, kas buvo parašyta. Žmogaus orumas. Pirmas ir svarbiausias dalykas, kad žmogus turi savo unikalią vertę. Dirbtinis intelektas turėtų būti vystomas ir naudojamas taip, kad būtų gerbiamas ir išlaikomas žmogaus orumas, kad tai nenusigręžtų prie žmogų ir prieš jo orumą. Žmogus turėtų išlikti technologijos centre, o nebūti paverstas jos objektu. Vienas iš pavyzdžių, jau šiandien Amerikoje buvo pat atveju, kai vienas jaunas žmogus mergina bandė nusižudyti, nes, man atrodo, New Jersey'e. Klasiokai paėmė jos nuotrauką ir pasinaudodami dirbtinio intelekto Image Generative AI sukūrė jos pornografinį kažkokį memą, kur jinai niekada tokios nuotraukos neturėjo, bet šiandien tas galingas įrankis duoda galimybę sukurti labai tikrovišką fake tikrovę ir paleido šitą internete. Tai mes matome, kaip tas gali nusigręžti prieš patį žmogų, kai gali būti išnaudojamas. Tai vienas iš realių pavyzdžių, kuris buvo įvykęs. Teisingumas. Dirbtinio intelekto technologijos turi būti kūriamos taip, kad būtų sąžiningos ir nešališkos, vengiant šališkumo ir diskriminacijos. Dirbtinio intelekto sprendimai turėtų būti teisingi visoms visuomenėms grupėms. Vienas iš slidžių dalykų su dirbtiniu intelektu, jis mokosi labai gerai. Įsivaizduokit, mes paėmėme lėktuvą, kokį nors didelį Boeingą, Jumbo Jet. Ir kai mes programuojame lėktuvo visus daviklius, aukščio daviklį suprogramuojame taip, kad jisai turi 100 pėdų paklaidą. Kai jisai rodo, kad yra 300 pėdų, jisai skrenda 200 pėdų aukštyje. Kai jisai skrenda 30 000 pėdų, 100 pėdų aukštis yra labai nesvarbus. Ten yra tik šiek tiek ta paklaida. Bet kai tas lėktuvas leidžiasi oro uoste, 100 pėdų klaida lėktuvui yra mirtina. Ir mes turime įsivaizduoti, kad kartais yra tas noras dirbtinį intelektą pamokyti su ta klaida, kurią žmogus sąmoningai įdeda dėl jam reikalingų motyvų savanaudiškų. Tai čia tas dokumentas sako, negali mokyti dirbtinio intelekto klaidingų dalykų. Negali mokyti vaiko meluot. Būtų galbūt palyginimas toksai. Mokyk vaiką būti sąžiningu, nemokyk vaiko meluot, nes tada jisai išmoks ir jam atrodys, kad tai yra normalu. Tai vad galėtume sakyti, gal ta analogija būtų. Tada. Aš toj parodysiu angliškai, kaip jie originaliai buvo surašyti, tai tada bus angliškai, bus 6 punktai originaliai iš to dokumento. Tai aš jų specialiai neverčiau, bet palieku taip 2 kalbom dabar, komentuoju lietuviškai, bet angliškai toj parodysiu. Skaidrumas, transparency būtų angliškai. Dirbtinio intelekto kūrimo ir naudojimo procesai turėtų būti aiškus ir suprantami, kad žmonės galėtų pasitikėti dirbtinio intelekto sistemomis. Tai apima aiškiai informaciją apie tai, kaip dirbtinis intelektas priima sprendimus. Čia yra iššūkis. Kai mes girdime apie kompiuterinės programas, kurios vadinasi open source, kai aš, būdamas, sakykime, programuotojas, galiu nueiti ir sakyti, parodyk, kaip šita programa priėmė šitą sprendimą. Ir man parodo, aš matau, suprantu, kaip tas viskas įvyko. Arba ūkiškai sakant, parodyk man, kaip tu pagaminai šitos skanius pyragėlius. Ar tu ten nedėjai kokių chemikalų nuodingų, kokios tručiznos nepridėjai. Ir aš parodau savo receptą, sakau, žiūrėk, mano būtų padaryta taip.
Bet šiandien yra daug tų dirbtinio intelekto sistemų, kurios yra uždaros. Jeigu, pavyzdžiui, paklaustumėte, kaip veikia ChatGPT, prieimo prie jo mes neturime. Kaip veikia Amazon sistema, mes prie jos prieimo neturime. Tai va čia dėl to tas dokumentas sako skaidrumas, kad vienas ekspertas, kuris padarė dalyką, turi galėti parodyti kitam ekspertui, žiūrėk, aš padariau tą taip ir aš matau, kad ten nėra klaidos įdėtos, kad būtų kažkas klaidinga. Atsakomybė, responsibility. Tie, kurie kūrė ir naudoja dirbtinį intelektą, turi prisimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus, ypač kai šie sprendimai turi didelę įtaką žmonių gyvenimams. Tai yra atsakomybė, vėlgi, už tai, ką aš darau, turi būti dabar, čia ir dabar. Nes jeigu mes tos atsakomybės neprisimsim dabar, kurdami jos dirbtinio intelekto pradžią, po to bus jau kaip džinas iš butelio išskrido ir tu atgal jau jo nelabai galėsi sudėti. Toliau privatumas. Privacy. Dirbtinio intelekto technologijos turi gerbti asmens privatumą ir duomenų apsaugą. Svarbu užtikrinti, kad asmeninė informacija būtų saugoma ir naudojama tik teisėtais tikslais. Kas šiandien yra darosi su dirbtiniu intelektu? Jam reikia mokytis. Dirbtinis intelektas kaip fanatiškas žmogus ištroškęs žinių. Eina į biblioteką ir per vieną pusvalandį perskaito visą Vašingtono biblioteką nacionalinę. Per kitą 3 dienas peržiūri visą YouTube, koks jisai yra. Mes numirtume ir nepažiūrėtume ir 10% jo, tas peržiūri viską. Jisai ieško tos informacijos labai aktyviai. Dabar, kai kurios informacijos yra privačios, kai kurios informacijos yra autorinės teisės, kai kurios informacijos turi kažkokius svarbius, sakykime, kad aš tą sukūriau, muzika, ar vaizdai, ar nuotraukos, ar kiti dalykai. Tai mes matome, kad šiandien dirbtinis intelektas įlenda ir kas yra internete yra pasiekiama. Ir pagauti, kad tu pasiėmei kažkokį copyright turinti dokumentą yra labai sunku, nes jisai jo nesaugo. Jisai jį suvalgė, išmoko ir išmetė. Manęs negalėtų apkaltinti kas nors, kai aš ėjau pro šalį ir pasižiūrėjau, kaip kokia nors šeimininkė gamina labai skanų tortą. Aš pasižiūrėjau, kaip jinai darė, aš nieko neužsirašinėjau, aš kitą dieną pasidariau labai panašų ir jisai buvo toks pats skanus. Jinai sakys, tu iš nuo manęs nusižiūrėjai, aš sakysiu, ne, aš nieko nepasėmiau iš tavęs. Aš viską išsinešiau savo supratime, savo žinojime. Tai va čia irgi tas iššūkis yra labai didelis. Ir dabar 6 pagrindiniai suformuluoti principai. Dabar aš parodysiu angliškai 6 trumpi punktai, kuriuos tas Ron Cole įvardina kaip tas key points, dėl ko visi pasirašė ir susitarė. Tai kaip sakiau, tas transparency. AI systems must be understandable to all. Tai yra, visi turi suprasti, kaip jie veikia. Tai neturi būti kažkokie paslėpti mechanizmai, kurių nesupranta niekas, tik gauna rezultatą. Tada inclusion. The systems must not discriminate against anyone because every human being has equal dignity. Tai negali būti, kad promuoja arba skatina kažkokią, sakykime, turtingų arba inžinierių arba kokių nors bankininkų grupę, kad sakytų, mes turime dirbtinį intelektą, kuris investuoja ir kitiem neduosim, tai vadinasi, tada investavimo konkurencijos nebus, nes tie, kas turės dirbtinį intelektą, kuris žinos 10 kartų daugiau negu kiti, tu negalėsi su tuo lenktyniauti. Trečias, accountability. Tai yra tas būti atsakingams. There must be always be someone who takes responsibility for what a machine does. Pavojus išeina koks. Mes artėjame prie to laiko, kaip dirbtinis intelektas galės gaminti savo panašias mašinas. Ir aš to parodysiu. Pavyzdžiui, automobilių gamyba. Vienas iš pavyzdžių, Tesla pavyzdžiui. Tesla eina prie to, kad robotų skaičius sumažėja ir gamyba efektyvėja. Ir techniškai visai neužilgo bus galima padaryti taip, kad tame fabrike nebus ne vieno žmogaus. Robotai viską atveš, padės medžiagas, viskas bus įdėta, viskas bus paimta, išvažiuoja automobilis, prie kurio neprisilietė jokia žmogiška ranka. Bet vietoj to automobilio gali būti kitas robotas, kuris buvo pagamintas, prie kurio neprisilietė jokia žmogiška ranka. Ir tas dirbtinis intelektas gali sugalvoti, darome tą robotą, kuris bus galingas, kuris galės turėti daug įrankių ir ginklų, žmonės nusodinti savo vietas, jeigu kas nors pradėtų kelt kažkokius klausimus. Tai va čia tas atsakomybė, ką mes darom, kad žmogus turėtų tą paskutinį žodį, pasidaro labai iš esmės svarbus dalykas. Impartiality. AI systems must not follow or create biases. Kur sakiau, tam
kad man labai patinka gaminti, kur tas buvo vienas iš tų dalykų. Tai tas bias, tai būtų tie 100 feetų paklaida lėktuvui, kur ore skrendant dažniausiai tu net nepastebėsi, bet kai tu leisiesi, tai tas gali labai atsisukti. Tai va čia irgi ta atsakomybė. Paprastai žodžiais tariant, mes privalome išlaikyti dirbtinį intelektą, kuris ieško tiesos. Tiesos, kokia jinai yra, o nesilaiko kažkokios šališkos vienos nuomonės. Tada reliability. AI must be reliable. Prie to mes einame, bet tie šuoliai yra labai greiti. Tas patikimumas labai greitai vystosi, nes technologijos eina labai į priekį. Bet vėlgi, mes turime, jeigu mes leidžiame žmogui bendradarbiauti su dirbtiniu intelektu, tai turi būti patikimas dalykas. Mes negalime būti bandomieji triušiai savo pačiam kūriniui, kurį mes padarėme. Ir 6 yra security and privacy. The systems must be secure and respect the privacy of users. Nes šiandien mes susidurėme su to, kad mes nežinome, ant ko tas dirbtinis intelektas mokosi. Jeigu jūs ką nors internete rašėte, kur nors jisai tą perskaitė. Jeigu jūs kur nors Twitter'e ar kur nors kitur rašėte, jisai tikriausiai tą perskaitė ir išsiaiškino. Tai šiandien tuos dalykus mes žinome, kad jie buvo padaryti. Ir dėl to atsakomybė, kaip ir ką tu sukuri, pasidaro labai svarbi, kai mes kalbame apie mūsų ateitį, nes šiandienos dirbtinis intelektas moka skenuoti mūsų veidus, mes einame prie to, kad dirbtinis intelektas galės pajusti, kokios mes esame nuotaikos. Nes jo galingumas yra toks didelis, kad jisai gali mūsų emocijas jau iš veido daug ką nuspėti. Tai va, tai bažnyčios kvietimas yra koksai: žmogus turi likti kaip tas, kuris atsakingai rūpinasi šituo pasauliu ir naudoja priemonės, kurios gali jam tą padėti daryti, bet negalime sukurti kažko, kas kažkas mus po to išmes ir užims vietą ir sakys, tu esi arba nereikalingas, arba kaip tas, kuris nesimaišo po kojomis. Tai va čia bažnyčios kvietimas 2020 metais ir buvo. Mes pradedame naują erą ir naujai erai kviečiame, kad šitie moraliniai principai būtų visų gerbiami, kas tą daro. Vėlgi, gera valia ne visada ima viršų ir gera valia ne visada ima kiekvieną žmogų, nes biznis ir maksimalus pelnas ne visada eina su etika. Tai čia iššūkis ir kova mūsų priešaky bus labai arši ir labai konkreti ir labai akivaizdi. Dabar dar vienas dalykas. Ar dirbtinis intelektas mums padės ar mums sutrukdys? Ką galėsime matyti ateityje? Vėlgi, mes matėme daug įdomių filmų apie ateitį, apie kažkokius fantastinius filmus arba panašiai, bet žinokite, dabar jeigu matysite tam tikrus dalykus, tai jau nebus filmas.
Tai yra vienas iš pavyzdžių, nes yra įvairios kompanijos, Tesla galbūt jinai labiausiai pažengus yra tas žmogeliukas vadinasi Optimus. Ir tai, kas atrodo yra visiškai įmanoma, kad visiškai netolimoje ateityje tokie žmonės galės būti, pavyzdžiui, nursing home, prieiti prie žmogaus, kažką paduot vaistus, atnešti maistą. Kitas dalykas, šiandien žmonės sako, mes esame vieniši. Nėra kas išklauso, nėra kada pasikalbėti, visi kažkur visur skuba. Šitas daiktas, kol kas mes jį taip vadiname, jisai galės puikiai suprasti, ką jūs sakote ir remiantis visą tą dirbtinio intelekto patirtimi, visais filosofais perskaitytais ir visom patirtim, kurios yra, galės su jumis kalbėti, jūs paguosti, galės suprasti jūsų emocijas ir pasakyti, ką daryti. Jeigu šiandien jūs nueinate, pavyzdžiui, į dirbtinį intelektą, ChatGPT, sakote, I feel anxiety, I feel lonely, jūs gaunate saldžius patarimus, ką daryti. Tai šitas techninis sugebėjimas bus įdėtas į šitą robotą ir jisai galės jums žmogišką kalbą, norėsit pasakyti, kad kalbėtų mano dukros kalbą nuskenuos ir kalbės jums kaip dukros arba sūnaus, tai šitie robotai galės, pavyzdžiui, prižiūrėti. Šitie robotai galės dirbti tose vietose, kur yra kokios nors nuodingos cheminės medžiagos, fabrikuose arba kažkur kitur. Ir klausimas yra, kad kartais tie robotai galės pakeisti nemažai žmonių darbų. Ir štai čia tas klausimas kyla, ar mes dar dirbsime, ar jie nepavargsta, jie yra efektyvus, jie gali būti dirbantis be klaidų, praktiškai labai greitai mokosi, ką žmogus veiks. Ar mes gausime tą pasaulinį visuotinį atlyginimą, čekį ir nieko nedarysime, ar vis dėlto kažkokią mes mokysimės naujų etapų savo gyvenime, ką mes veiksime. Tai štai čia klausimas dar lieka visiškai atviras. Tai mes galime visiškai taip pat įsivaizduoti, kad tokių 1000 robotų kažkur yra nuleidžiama ir jie užsislėpia vietoj gražių pirštų ir rankų, jie turi po kokį šautuvą užkabintą, tenai, sakykim, tas yra visiškai įmanoma irgi. Mes galime sakyti, kad tokie žmonės ligoniniai eis ir skenuos mūsų savijautas ir mūsų, pavyzdžiui, MRI ir sakys, jam atjungti, šitam palikti, šitam atjungti, nes šitas bus neefektyvus, nes jam jo gydymui reikės daugiau. Tai aš gal iš karto tada atsakysiu pirmą šitą. Tai dabar, kaip taip. Gerai, dėl antro man bus lengva atsakyti, nes yra arkivyskupas, tai jisai galės autoritetingai irgi. Žiūrėkit, aš pradėsiu nuo pirmo tada. Mes dabar kalbame apie dvi savokas. Tai, ką mes jau visi kalbame ir žinome, tai yra tas artificial intelligence. Vadinasi, tai yra sistemos, kurios veikia, pavyzdžiui, yra daugiausia, kur mes galim apčiuopti pamatyti, yra sistemos, kurios bazuojasi kalba. Jos perskaito visas knygas, jos žino visą matematiką, fiziką, chemiją, visus kitus dalykus. Pavyzdžiui, kažkas bandė, paklausė AI, kaip man pagaminti nuodus iš tai, ką aš galiu nusipirkti Home Depot ir tu gauni 2000 receptų, kaip tu gali pagaminti žmogui mirtinai nuodingas medžiagas iš to, kas yra. Tai po to, aišku, ten turbūt įdeda filtrus, kai tokius dalykus randa. Bet mes kalbam apie tas sistemas, kurios daugiausia remiasi, tai sakykime, kalba, balsų, tai visos žinios. Kitas elementas tai yra vaizdas, skenavimas vaizdo.
įvaizdžių kūrimas, nuotraukų, filmų kūrimas, kur buvo prieš metus laiko protestai, vyko streikas aktorių gildijos. Kodėl? Nes jie sakė, mes nuskenuojame su veidus, mes padarysime, mums nereikalingi aktoriai, mes padarysime dirbtiniu būdu visą tą filmą daug realesnį, su tais optimais, pavyzdžiui, kokiais nors. Tai šitie dalykai, sakykime, yra kol kas vaizdas, atvaizdas, tai yra kalba visos žinios, tai yra kažkokie jutiminiai dalykai, muzika, pavyzdžiui, irgi. Dirbtinis intelektas gali atpažinti tuos ritmikos dėsnius, kurie žmogui malonus padarys kūrinį, kurį visi klausysis mielai. Bet kalba yra apie tai, kad mes einame link naujo dalyko, ne AI, tas artificial intelligence, bet artificial general intelligence. Ir štai čia mes kalbame apie robotų dirbtinę savimonę, savęs suvokimą. Va tas klausimas, kuriuos užduodate, čia kol kas sako labai toli, kiti sako visai netoli, kai kompiuteriai suvoks, kad jie yra, kad jie turi žinias ir kad jų žinios pranoks tą žmogišką, sakykime, sugebėjimą mąstyti ir kaip tada pažiūrėti žmogų, kaip nereikalingą arba pavojingą elementą, ar kaip tą, kurį galima toleruoti. Čia kol kas klausimas yra atviras, bet mes visai netoli tų dalykų esame. Dabar dėl antro, ar toks optimas galėtų atlaikyti šventasias mišes. Techniškai galbūt atsistos su Arnu, tu galės judėti visiškai gražiai, rankas sudėti gražiau negu galbūt koks nors kunigas. Bet iš teologinės, iš mūsų tikėjimo perspektyvos, tai vis dėlto, kai mes gauname šventimus, diakono kunigystės arba vyskupai yra konsekruojami, mes gauname tą pašventinimą ar tą antspaudą kunigystės, kuris įsispaudžia žmoguje. Tai turi būti gyvas žmogus. Tai šia prasme robotas galėtų nukopijuoti kunigą arba vyskupą prie altoriaus, bet niekada tos mišios nebus galiojančios, nes mes kalbame apie žmogų kaip tą vienintelį Dievo kūrinį. Bet praplečiant šiek tiek klausimą, pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau paruošti pamokslą, tarkim, vaikams arba dar kažką, kartais visai neblogai galima jo paklausti, pavyzdžiui, ką Tomas Akvinietis sakė apie trejybę. Pasakyk man 3 punktais ir paprastai. Ir jis tą visai gerai padaro. Jeigu man reikia parašyti kokį nors pamokslą, koks filosofas pasakė tokį ir tokį sakinį, nes aš neprisimenu, pasakė tada, pasakė tai ir kokiu būdu. Tai padėti kartais mums gali. Arba, pavyzdžiui, kiti klausimai, moraliniai sprendimai. Mes kartais žinom, vogti gerai, negerai, čia ar panašiai. Tai tokių techninių paprastų dalykų, ar kažkas yra gerai ar blogai, dirbtinis intelektas mums gali irgi sakyti, žiūrėk, aš esu nešališkas, bet čia yra taip, arba čia yra kažkaip kitaip. Tai tokių dalykų gali būti, bet nepakeis bažnyčios, sakykime, sakramentų teikimo, tai tas robotas galės imituoti, bet nebus tas viskas galiojančio. O kaip švento rašto analizė, čia yra kaip parašyta, bet tas, kaip jis sakoma, kad šventame rašte yra atsakymai gyvenimo klausimų. Ar dirbtinis intelektas tada gali atsakyti šiandienos moralės klausimus, atsižvelgiant vien į šventą raštą? Mes galim sakyti, kad dirbtinis intelektas, remdamasis visa švento rašto analizė, egzegezė, kuri buvo parašyta iki šiol, jisai gali padaryti tas išvadas, sakykime, kad kai mes kalbame apie tai, tai egzegetiškai, istoriškai arba kalbos, sakykime, semantiškai yra tie dalykai. Tai šiuo atveju gali būti suteikti daug pagalbos, kad mes galėtume labiau pažinti kontekstą švento rašto ištraukų arba kažkokios knygos. Bet vėlgi lieka tas elementas šventosios dvasios veikimas, kur mes sakome, kad irgi šventoji dvasia veikia žmogų kaip Dievo kūrinį. Tai va čia tas elementas lieka žmogiškas. Bet kai man, pavyzdžiui, suprasti tam tikras vietas, kaip suprasti, pavyzdžiui, palyginimą lengviau bus kupranugariui pralysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į dangaus karalystę. Tai jeigu mes šito paklausime, tai tada tikriausiai, aš nebandžiau, bet aš spėjau, kad gausime labai detalę analizę, kas tie adatos ausis, kad tai vartai Jeruzalėje buvo ir kad tas palyginimas buvo. Tai čia ta informacija, kuri egzegezės prasme yra, mes galim naudotis. Bet vėlgi, sakau, šventosios dvasios veikimas veikia mus kaip Dievo kūrinius unikalius. Taip, tai mes galėtume sakyti, yra, kad suvoktume, informacija arba sugebėjimas
vat to sprendimo arba žinojimo, jisai yra kaip sutelktas tuose kompiuteriuose. Kokiu pavydalu, ar tai bus kompiuteris, kuris man kalbės arba rašys ant ekrano, arba tai bus tas robotas, kuris ateis, tai, sakykime, to žinojimo ir tos galios tik tai forma kaip išreiškimas. Tai bus automobilis. Instrumentas. Tai galės būti automobilis, tai galės būti robotas, tai galės būti galbūt kokia protinga kėdė, kurie atsisėsiu ir sakys, žinai ką, tu šiandien suvalgiai per daug pončkų arba tenais dar kas nors. Tai kokiu būdu techniškai tas viskas veiks. Gal bus pieštukas, aš rašysiu ir jis man sakys, čia klaida ar dar kas nors. Tai kur veiks, gali būti formų tų labai įvairių. Ne, mes kalbam apie tai, kad atskiros funkcijos dabar eina link to, kad susivienis į vieną visumą. Tai va tas artificial general intelligence eina link to, kad visi tie elementai susijungs į vieną sistemą. Šiuo atveju, jeigu mes klausim kažkokių tokių labai asmeniškų klausimų šiandien, šiai dienai, pavyzdžiui, vat, ką man čia dabar daryti, nežinau, eiti bažnyčią ar neiti, dirbtinis intelektas yra politiškai korektiškas. Jis sakys, aš esu dirbtinis intelektas, aš negaliu nuspręsti už tave. Tu turėtum apsvarstyti, kaip tu realiai jautiesi, kaip toli bažnyčia yra, tavo kataliko pareigos su vienos pusės, tavo objektyvi situacija kitoje pusėje. Jisai padėtų mums išlukštent aplinkybės, bet jisai to sprendimo nepriims. Tai, sakau, kartais įvairių klausimų bandžiau užduoti, kartais jisai žmogus norėtų taip numuilint, kaip liaudis sako, reikalą, bet dirbtinis intelektas sako, čia yra argumentai už numuilinimą ir taip labai malonu pasidaro, o taip kaip aš ir galvojau, bet jisai sako, bet iš kitos pusės yra argumentai, kodėl vis dėlto tai būtų numuilinimas. Tai jisai paprastai nesako kažkokių savo sprendimų, pavyzdžiui, jisai sako, aš esu AI, aš negaliu priimti sprendimo, bet va štai čia yra tau something to consider on both sides. Galima užduoti tą klausimą ir jisai atsako pakankamai, sakykime, kad vėlgi yra galimybės, kad kol kas aš nesu tas Frankensteinas, bet po truputį, sakykime, kokios galimybės gali būti ir kur link eina ir jisai pasako, kokie yra teigiami dalykai ateityje ir kokie yra pavojingi dalykai. Tai jisai tą irgi pakankamai taip nuosekliai ir objektyviai bando pasakyti. Jisai ko gero atsakytų tą klausimą, sakykime, va, tas transubstanciacijos, kad duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju. Remdamasis visą esamą teologiją, jisai padarytų apibendrinimą galbūt 10 sakinių, jeigu aš sakysiu, pasakyk man 200 žodžių, nelabai neišsirašinėk. Jisai labai summary padaro labai gerai, ką bažnyčia moko, koks yra, sakykime, tikėjimas, katekizmo mokymas, kokie yra, sakykime, dogmų klausimai, tą jisai sudėlios, bet jisai nepasakys daugiau, negu mes, sakykime, visuose mūsų šaltiniuose turim. Tai dirbtinis intelektas negauna viešpaties kažkokio apreiškimo, sakykime, kad galėtų suvokti daugiau, bet jisai pasakys viską, ką žmogus savo mąstymo ir tose teologiniuose žiniuose arba tikėjimo elementuose žino, tai tą jisai pakankamai neblogai galės mums pristatyti, bet tikrai negalės paaiškinti, kaip trejybė švenčiausia veikia už tų ribų, kurios mums jau yra pasiekiamos.
Nes tai yra vėlgi tikėjimo dalykai, kurie pranoksta tą žmogišką įmąstymą ir suvokimą. Bet visa tai, ką bažnyčia moko ir kokie dalykai yra, bus pakankamai detaliai gražiai išdėstyti ir pasakysit, paaiškink man 2000 žodžių, parašys 2000, sakys, neišsikalbėk, neišsiplėpėk, parašyk man trumpai, parašys trumpai.